Visai neseniai pajūrio regioną tiesioginė prasme nuplovė ir skandino liūtys. Nors gyvename ne Venecijoje, Kretinga ar Priekulė buvo priversta iš naujo prisiminti, kas yra gamtos stichija. Centralizuoti nuotekų valymo tinklai neatlaikė tokio netikėto lietaus kiekio, o mes šį kartą norime pasidomėti kiek mažesnė erdvė ir mažesnių objektų. Tačiau ir Palangoje projektuojamas mikrokvartalas būsimiems naujakuriams turės užtikrinti saugų, patogų, o čia dar reikia būtinai pridėti ir tvarų gyvenimą. Juk kalbame apie mūsų pajūrį, tad kaip nuotekų reikalus spręs šio objekto vystytojai. Niekas jums realios kainos iš aprašo neduos. Reikia, kad įmonė apsilankytų jūsų projekte, būtent apskaičiuotų, kiek ko reikia. Tai yra, galbūt sujungimų, va čia jums sudarys kažkokią kainą, nes paskaičiavus kainą, kad nuo įrenginio iki tam tikros vietos galimai bus ten kažkiek tai metrų. Tai lengva paskaičiuoti preliminarią kainą. Bet pati esmė, kad pasikvieskite įmonę pas save, pasibendraukite, paprašykite rekomendacijų galų gale ir tik tada jūs gausit gerą kainą. Gera kaina tai gali atsispindėti pagal mokėjimo planą, vėlgi grįžkime prie to. Jeigu pinigai į priekį, galimai bus truputį pigiau, bet jeigu pinigai po 60 dienų, galimai bus truputį brangiau. Todėl visada verta pasikviesti rangovą pas save į objektą ir pasiklausti, kaip bus su mokėjimo planu, kam man ruoštis, kokie ekonominiai iššūkiai bus. Galimai jūs dengsitės iš banko, galimai jūs dengsitės iš savų pinigų. Pabendraukit, neužmirškit bendrauti su rangovu, jam to reikia. O kada jūs parašot kažką sausai, jis jums sausai taip pat atrašys. Tiesiog įsiklausykit, vėlgi kartojasi, nežiūrėkit, o klausykit tuo pačiu. Linkiu sėkmės. Požeminės komunikacijos tai atskiras pasaulis. Šie darbai turi būti atlikti ypač kruopščiai ir kokybiškai, nes vėliau kapstytis ir raustis po jau sutvarkytą gerbuvį tikrai niekas nenorės. Lauko vandentiekio tinklai, buitinės nuotekos, nuotekų siurblinės, valymo renginiai, lietaus sistema, drenažas. Ir įmonė pati dirba 4 metus, tačiau turime specialistų, kurių patirtis viršia įmonės darbo laiką. Pagrindiniai darbai vyksta Klaipėdos apskrityje, tai Palanga, Šventoji, Klaipėda, tas pats rajonas Klaipėdos, Kretinga, Gargždai. Tengiamės imti medžiagas patikrintas ir sertifikuotas. Užsakovui suteikiame darbų garantiją. Paslėptiems darbams galioja 25 metai garantija. Kad įsitikinti, ar viskas tvarkoje padaryta yra, tai atliekama ir TV diagnostika, ir bandymai vamzdynų paklotų, kad užsitikrinti, kad paliekam tikrai sutvarkytą ir teisingai paklotus vamzdynus. Mes užsakovui siūlome visą darbų paketą nuo projekto pradžios. Pasidarius projektą, mes įsivertiname darbų kainą. Jeigu užsakovas sutinka, pradedam darbus. Darbai susideda iš vamzdynų montavimo, paklojimo, jų išbandymo ir toliau seka dokumentacija. Tai išpildomosios nuotraukos padarimas ir pridavimas vietinius tinklus prižiūrinčioms institucijoms. Teisingai suprojektuota nuotekų sistema tikrai be rūpesčių tarnaus kelis dešimtmečius. Pastarojo rudens ekstremalios kritulių dozės pajūryje privertė visus nekilnojamojo turto vystytojus įvertinti ir tokius gamtos iššūkius, kuriuos šiaip sunku numatyti. Sąžiningai atlikti darbai leis tokio vadinamojo force majeure atveju nebijoti.